Petrai, aš labai noriu, kad praeitų slogą. Ir daug ko noriu, aš noriu į Eifelio bokštą užlipti. Ir noriu svajonę, daug aš ko noriu gyvenime. Nu, blet, Petrai, aš tai rimtai. Daugam nepatinka mano nuomonė įsakyta. Dėl to mane ir heitina. Nu, bet tau, kaip suprantu, tai pohui. Ne tik tai pohu. Nieko nesuprantu. Tai tau ir dapizdai? Dieve. O kas supranta, tai supranta. Čia reitingai yra. Petrai, prie ko čia reitingai ir mano slogą? Jūs keliat mano reitingus, suprantat? Tu man paaiškink, kaip tai susijęs su mano sloga? Čia yra reklama. Kiekvienas vidosas atneša reklamą. Jeigu tu apie mane sukuri vidosą, tai reiškia tu, kuri man reklamą darai. Ir ta reklama yra nemokama. Tai va. Man atrodo, man užgulė ne tik nosį, bet ir ausis, nes nieko negirdėjau apie slogą. Dar jeigu reikės, aš jums ir paaiškinsiu, kada. Jeigu jūs to nesuprantat, man tai pohui, ką jūs čia. Ir viskas. Nu, supratau. Tada pakalbam apie daromą reklamą. Padarai darbą, atrodo viską ir dar knisa protą, prisikabinėja ir dar pinigų nenori atsiskaityti, čia ar to man reikia. O tai kas čia, kaip čia, kodėl? Tai aš labai populiarus esu dabar. Ir labai žiauriai esu populiarus. Tai kaip suprantu, tu ant bangos ir pagal niekieno dūdelę nešoki. Aš nesu jums įsipareigojęs, kad aš turiu taip daryti, kaip jūs mane turite reguliuoti. Nu dabar tai viskas aišku, o nuo slogos bandysime valgyti svogūną. Blet. Kai obuolį. Ir nichuja nieks nepraeis. Nu nieko gero, pone.